Sveiki žiūrovai, šiandieną esu prie vieno iš bunkerių. Tai Molotovo linijos bunkeriai, kuriuos šiandieną kartu su draugu, kuris ten kažkur jau bastosi, fotografuoja, apžiūrėsim. Taigi tai pirmasis bunkeris, bandysiu tuo įeiti vidų. Taigi esam prie Tauragės karinio miestelio, kurį video galite jau rasti mano kanale. Jau esam čia buvę su pora draugų, tai pažiūrėkite, ten toks nieko montažas, o dabar bandau lysti į vidų. Taigi, taipogi dabar bandau patekti į kitą patalpą. Matau suolą. Labai tamsu, kadangi šis bunkeris matomai kitaip darytas nei kiti, kuriuos aš jau greitai apžvelgsiu. Taigi, čia nieko daugiau parodyti negaliu. Ir bandau dabar brautis į kitą bunkerį. Bandysim važiuoti toliau, žiūrėti, galbūt rasim kažką įdomiau. Taigi, pirmasis bunkeris jau apžiūrėtas. Kągi, mes jau prie antro bunkerio ir dabar ruošiuosi eiti į vidų. Šitas ten šiek tiek didesnis, gal net šiek tiek. Šitas žymiai didesnis su šaudymo postais bei visa kita įranga, kurią galbūt pamatysim, bet įėjimas tai nieko to gero laukti nereikia. Dabar esu prie vieno iš šaudymų lizdų, kurį to jau jums parodysiu. Čia yra vienas iš šaudymo lizdų. Čia šita vieta būtent iškristi tūtom. Taipogi čia galima pamatyti dar medienos turbūt likusios iš bunkerio statybų, nes bunkeris buvo statomas visai kitaip, nei dabar mes galėtume pamatyti. Dar vienas įdomus dalykas, tai teisiškai gal. Kas jokingiausia, vienas iš tokių įdomesnių dalykų, tai va čia yra. Čia turėjo būti telefonas. Tik paskambinus atsidarydavo tos masyvios durys tenai. Bet jo čia niekada nebuvo, jo čia šiaip tik turbūt skylė palikta. Šitas planas taip ir nebuvo įgyvendintas. Ir ką, dabar ateinu vieną iš didesnių salių, kuri būdavo pastatyta čia. Toks kaip postas būdavo. Tu čia ateidavai ir gaudavai leidimą. Dabar esu vienam turbūt iš šaudymo lizdų. Dengdavo vieną pusę. Bunkeris buvo padarytas taip, kad visos 4 pusės turi savo šaudymo lizdus. Dažnai naudojamos būdavo tik 2. Ir va, pagal šitą plieninį kablį galima suprasti, kad čia stovėjo labai masyvus kulkosvaidis, kuris turėdavo net savo arką. Arkos nebėra, bet likę šitie tokie įdomus metaliniai strypai. Ir kaip galima pamatyti, šitas bunkeris galbūt net turėjo antrą jo dalį, ta prasme po žeme vieną būdavo, kadangi aš radau kaip ir šulinį, kaip ir nusileidimą į antrą bunkerio dalį, bet jinai visa užsemta ir kaip gaila būtų, mes ten nepateksim. Taigi viskas, bunkerio apžvalgą baigiu su ta gaidelė, kad iš čia būdavo pasitinkami visi žmonės. Na kągi, judam prie kito bunkerio. Na kągi, atvykom prie trečio bunkerio kartu su draugu, pasisveikink. Gerai, einam, po truputį jau galit matyti jų už manęs. Esam Norkaičiuose, vėjuota šiek tiek. Tai jau bandysim įeiti vidų, realiai nežinau, nesu buvęs šitam bunkerį, bus taip įdomi patirtis, ne tik man, bet ir mano draugui turbūt, kuris su fotiku vaikšto. Ok, mes jau čia prie pat, matosi šaudymo lizdai. Čia buvo matomai užmūryta, kadangi galima matyti
plytų likučius. Ir čia tokia nemaža bala. Tikėkimės, kad nebus užsemta, nes dabar čia vandens būtų, gal iki kelių ne, bet būtų vandens vis tiek. Gerai, bandom ieškoti įėjimo. Tikėkimės, nereikės lipti pro langus ar kažkaip kitaip čia. Taip neblogai statu. Opa, nuo kelio realiai net nepasakytum, kad čia bunkeris. Nes jį saugo šita kalva ir jo beveik nesimato. Kas įdomiausia, šitas bunkeris nėra apipiltas žemėm. Jis tik tai toks paslėptas nuo tos pusės, kad jo nesimatytų, bet nuo kelio tu jo nematysi vis tiek. Ok, bandom ieškoti įėjimo. Na kągi, bandau įlysti į šitą bunkerį. Taip viskas įdomi atrodo. Ir čia likusių kažkokių senų prietaisų, galbūt net iš tų laikų, kai čia karaliavo Sovietų sąjunga. Nežinau realiai, kas čia yra, kas čia per daiktas, bet tikrai ne naujos kokybės ir nežinau, ką jis čia daro. Taigi čia taipogi vienas iš šaudymo lizdų, kurį jūs matėt ir anksčiau. Jie visi turi to šaudymo lizdus vadinamus ir jie visi tokie bus. O dabar bandykim lysti toliau ir žiūrėti, ką turim. Čia taip irgi įdomiai padaryta. Turim dar vienas duris, bet šitos duris labai siauros ir realiai nežinau, kaip jas reikėdavo praeiti, galbūt čia specialiai tai padaryta ir kas jokingiausia, pagal ką mes galim spręsti, kad čia buvo duris, dėl to, kad yra dar vienas šaudymo lizdas. Vieta telefonui, kur paukščiukai baigia susisukti savo lizdą. Taipogi dvi masyvios duris. Ne, vienos masyvios duris, kurios stovėjo štai čia. Matosi pagal šitas vietas, pagal staktą, kad čia tikrai buvo duris. Vyrų nematau, vyrų nebėra, turbūt jie visi išpjaustyti, metalo vagis pasidarbavo, saugoti galvą. Gerai, dabar esu. Šitas bunkeris ant kiek didesnis, kadangi... Opa, ateik. Radau šulinį. Arba tai buvo vienas iš geriamo vandens šulinių, arba tai buvo nusileidimas į apatinę bunkerio dalį. Bet tai aš kopėtikių nematau. Tiek šlamšto, kad net užsikimšė viską. Gerai, bandau eiti tada iš čia. Dar viena patalpa. Realiai nežinau, taip, čia šaudymo lizdas, nes yra lygiai matomai tai padaryta vienam žmogui. Turbūt jam pro apačią būdavo paduodamos tūtos, tai yra išmetamos tūtos. Gerai, čia daugiau nėra apie ką. Ir čia matom dar vieną įdomų dalyką, ko nematėm anksčiau. Tai yra tokia vieta, kur va čia būtent apačioj buvo tūtom iškristi į tą skylę. Tūtos čia šaudydavo kulkosvaidis, tūtos krisdavo į apačią ir taip jos pasišalindavo, nebetrukdydavo. Nematau kablio, vadinasi, nebuvo čia labai didelis čia nebuvo didelis kulkosvaidis. Buvo vienas mažesnių, dėl to galima spręsti, kad čia tikrai buvo kažkas štabo bunkeris, sandėliavimo bunkeris. Tiksliai nepasakysiu, net nuo viršaus vanduo laša. Bandys išeiti pro didesnę dalį, kadangi vietos nedaug, dar elektronikos dalių radau. Opa! Na ką, gal šito bunkerio apžvalgą baigiam ir bandysim judėti ieškoti kitų bunkerių. Kągi, atvykom į dar vieną vietą, bandom rasti dar vieną bunkerį. Buvom nuvažiavę prie ano bunkerio, nefilmavom net, kadangi ten jo matosi labai mažai ir net neįjungėm kamerų, nes įeiti ten neįmanoma. Padarėm keletą nuotraukų, galėsite rasti Facebook'e. Parašysiu apačioj, kur rasti tas nuotraukas. O dabar bandom vaikščioti po tokią įdomią vietą, po tokią žemumą.
Buvom stikę prie praeito bunkerio vietinį žmogų, kuris mums papasakojo šiek tiek, kad vaikystėje visi buvo atidaryti, vos tik išsikėlus armijai iš čia. Tie bunkeriai buvo gražus, palikti, sutvarkyti, bet per tiek metų jau viskas kaip ir dingo. Ir realiai dabar, ką aš galiu pasakyti, tai nieko nesimato. Ta miške nieko nėra. Ir kaip mums tas žmogus sakė, turėtų būti ant kalno. Mes dabar esam ant kalno. Bandom rasti tą vietą. Galbūt čia. Va, taip, ant kalno žmogus nemelavo. Esam čia. Pagal jo pasakymus įeiti irgi neįmanoma, bet matau jau ant viršaus tokį kaip ir skylės, galbūt čia ventiliacija kokia. Ką žinau, vidų matau. Sako draugas, eiti įmanoma. Bandysim lįsti vidų. Aš manau, nelysiu šitą bunkerį. Duosiu kamerą pafilmuoti draugui, kol jis jau viduj. Tu ten biškį dar pabūk. Mes dabar esame iš tiesų vaizdas, tai nuostabus. To jau ir jums parodysiu. Taip realiai viskas įdomiai atrodo. Tiesiog vau. Tas baltus kontūras labai daug ką prideda, bet tai gerai, duodu kamerą draugui ir susitiksim prie kito bunkerio.